Atvykom į Milaną, Malpensos oro uostą. Ieškojom mašinos, savo Kentauro auto, tačiau jo nėra tarp visų kitų. Ir suradom informaciją, kad reikia laukia laukti, turi šatlas paimti ir nuvežti iki jų ofiso. Tai gali būti dar palaukti. Gali tik palaukti dar 20 minučių kokią, bet tikiuosi, kad neužtruks. Planavom kitaip, planai keičiasi. Nu, jau sėdėm šatle, važiuojam pas mašinas. Šiaip netaip pasiekėm, Červinio ten biškį nusukom, bet pavyko apsisukti. Dar su kremu reikia pastepti. Va. Pirmas kiltuvas. Pasiėmiau GoPro, galvojau bent jau su GoPro pafilmuosiu, bet kažkokį grybą pjaunu, ties 4 sekundėm sustojo, tai lieka telefonas. Pirmieji įspūdžiai. Daug. Labai smagu, labai ilgos trasos. Geras sniegas. Labai nesikandžęs sniegas. Jo. Leisimės antrą kartą. Gal biškį maišysiu raudonų šį kartą trasų. Bet šiaip užtrunka, kol nusileidžiam. Pirmą leidomės 7 kilometrai. Baigėsi pirma diena. Pačiužinėjom. Trasos geros. Biškį vėjas kartais užpučia, gūsiai. Tai todėl dabar supratom, kodėl kartais uždaro tos liftus, keltus. Ir dabar važiuosim iki parduotuvės ir iki viešbučių, kur gyvensim. Jaučiuosi biškį, kad anksti pradėjom dieną, bet dar visai gerai palyginus. Tikiuosi, kad bus prasčiau. Čiau. Antroji diena. Šiandien bandysim nusikelti į Šveicarijos pusę. Atsikėlėm, beveik apsirengėm, o kuroko bandysim važiuoti. Tai tokia biškį klaidžiojimo diena vakar buvo, tai ne ten einam, tai ne ten nusukam. Rokas iš vis slidinėjo su paprastom kojinėm. Pamiršo pasikeisti. Ir norėjau vakar su GoPro pafilmuoti, bet kažkodėl labai baterija neleido. Pradėdavo filmuoti iki 4 sekundžių ir nutrūkdavo tai. Įrašinėjau? Jo, šmakalo. Šmakalo. Biškį jėgos. Gabalais čia. Jėgos nekleisti daugiau. Nekartokit to namuose. Nevartokit neleistinų substancijų. Svarbiausia dar ką reikia pasimti šiandien. Tai Toblerones, šokoladą. Aišku, Lietuvą nenusipirkau. Tai galvau, kad čia daugiau kainuos, bet visai normaliai, €29 centai. Nes šitam Zermatt kurorte yra tas Matterhorn, kuris yra čia pavaizduotas kalnas. Tai reikia įsiamžinti. Saliut! Saliut!
Aišku, viskas apšalio, gremžtukų jokių nėra mašinoje. Antra diena prasidėjo taip pat su klaidžiojimais. Kur norėjom parkuotis, neišėjo, nes reikia kažkokios kortelės. Mokamą parkingą neįleido, sako kortelė. Skipaso netiko kortelė. O esmė, kad joks ten kažkokia kaip būdelė ir ten nieko nėra, tai realiai tu negausi dabar tas kortelės. Tai mes čia tiesiog gatvėj pasistatėm, kur vakar ėjom. Ir bandysim su keltuvais nusigauti kitos vietos. Palikom GoPro lazdą, nes sklandumai su GoPro toliau tęsis. Bet viskas gerai. Bandysim šiandien į Šveicariją. Nukeliauti. Jo, pasiėmiau viską, ko reikia. Ir vienas biškį batas spaudžia kažkodėl. Bet viskas gerai. Aš galvoju, gal išsijim biškį to šokolado ir visą vežiotis. Kaip nori. Šimgėliau. Bet tada jisai suplyšęs bus. Tai gali būt, dėl to. Tai žodžiu, vežios slidinėsiu su šokoladu. Šokoladu. Jaučiasi, kad šalčiau. Ir kai langą nuvalinėjom, tai bevalant su pirštais supratau, kad reikėjo iš namų kremą kažkokį pasimt. Bet prisiminiau, kad turim nuo saulės kremą, tai su juo greičiau nusivalė. Bet jeigu būtų storesnis ledas, tai nežinau, kaip mes jį nuvalytumėm. Tai biškį nėra logikos. Gerai, viskas baigiu. Let's go! Let's go! Bučiniai. Jau išeidinėjom. Žiūrim, čia tas yra aparatas. Galvom, kad jis neveikia ir čia nereik mokėt, pasirodo, reik mokėt 6 eurai. Tai čia vykstant geriau jau susižiūrėkit visus parkingus. Ir tam nenorėjom statyti, nes toli visai eiti ir nepatogu. Pavargsti. Gerai? Let's go. Prognozės tokios, kad yra vėjuota ir jie nežino, kada ar atidarys tos keltuvus į Šveicariją. Tai tiesiog mes laukiam ir nusprendėm, kad nelauksim. Nes viena sakė, vis klausim, vis I'm waiting. Prie kitos po to nuėjom palaukė, sako, įcvindi, kad vėjuota, nu tai Vis dar nežino. Bet šiaip šaltis labai jaučiasi, nes dabar netgi laikomės tik tiek pakilom ir gelia pirštus. Su pirštėm fliuks. Tai va, laukite tęsinio. Slidinėsiu su Toblerone šokoladu Italijai.
Antra diena. Taip, Rokai. Taip. Antroji diena. Važiuote gudžiai? Yes. Tai va, nepateko man į Šveicariją. Deportavo. Tai rytoj imsim International pasą, nesvarbu. Ar atidarys ar ne, nes nebelabai laiko yra, o penktadienis šiaip rodo sniego daug. Tai šiaip ir šiandien, kai kėlėmės tais keltuvais, tai jautėsi vėjas. Ganėtinai tokie gūsiai, šalčiau. Pavalgėm kalnuose, aišku, nusileidom. Galvom, kad čia miestelį valgysim, bet kažkaip pasižiūrėjom į tas kainas, tai jau labiau apsimoka kalnuose ir gal net fainiau. Tai va, paslidinėjom, dabar reiks rengtis. Grįžom. Radom vietą prie viešbučio. Liuks. Ko laukite? Reikia raktų. Mums reikia raktų. Open the gate. The gate is open. Nu, taip va. Liuksova. Gerai. Pagaliau namo. Beautiful weather. Šiandien tikrai varom į Šveicariją. Yeah. Vėjas 1 kilometrą per valandą. Dienos metu 2 kilometrai per valandą. Taip. Kas yra labai mažas vėjas ir bus tobulas oras Šveicarijai. Yeah. Mano kaklas pavakar irgi sako yeah. Varom. Dronas nuleistas, sėkmingai. Kaip kadrai bus kažkas? Jo, tai kaip čia galva. Įrangą nesirinkom pačią pigiausią, ėmėm šiek tiek geresnę. Tai ir gavosi šiek tiek brangiau. Ir šiaip, palyginus su kitais kurortais, įranga čia kainuoja brangiau. Bet čia yra vienas geriausių Italijos kurortų. Su ilgiausiam trasom, aukščiausia viršukalne. Galbūt net ilgiausios trasos visoje Europoje. Vakar varėm ilgiausia trasa 9 km buvo. Bet čia ne pati ilgiausia. Ilgiausia ir bus žymiai ilgesnė, bet jai reikėjo tarptautinio paso, mes neturėjom tokio. Tai va, apie kainas daugiau galėsim
po to papasakoti. Matterhorn. Mes Šveicarijos pusėje. Jo, Šveicarijos pusėje. Štai didysis Toblerone šokoladas. Labai daug lygumų Šveicarijai kol kas, tai žmonės išvažiuokės tiesiog vaikščioje. Labai stiliška vieta. Turim pažinti. Kur esam, Laura? Esame Šveicarijoje. Keliamės daug keltuvų. Nu čia žin vėl keliamės. Bandysim maršrutą ateiti kažkokį. Kaip kol kas tau Šveicarija? Gražus labai vaizdai. Kai kur biški šmaltos trasos. Ir pradžiai labai daug lygumos. Labai Nebuvo daug. tikėtusi. Nebuvo pasiruošę tam. Bet viskas gerai. Matterhornas jau ten toli, mes gyvenam už jo. Taip. Ir slidinėjom už jo. Dabar padarysim ratuką šveicarišką tokį ir judėsim link atgal link Matterhorno. Suvalgėm Tobleronės, bet aš man atrodo valgysiu sniego, nes man negerai. Per saldu. Bye! Gyva? Jo. Kur einam? Į Italiją. Į Italiją einu. Per Glacier Paradise. Šiaip turėjo būti uždarytas. Iki kovo mėnesio tvarkymas, bet kažkaip užtaikėm, kad atidarytas. Ir dabar čiuošim į Italiją nuo pačio aukščiausio taško šio slidinėjimo kurorto. 3883 metrai. Testa Grigija, here we go.
dann habe ich das Handy gesucht und nichts. Und dann habe ich mit dem so heim. Eben, und sie war nicht geschickt. Und ich bin dann 2 Stunden später. Sveiki, pradedam 4 dieną. Šiandien jau slidinėsim tik Italijoje. Bandom nusipirkti dabar bilietus dienos, nes jau vakar, kai atvykom, buvo labai daug žmonių iš tikrųjų. Tai bandysim sutaupyti laiką. O iškart nepirkom skipasų, nes nežinojom, kurią dieną varysim į Šveicariją. Tai šiaip pasisekė labai su oru šiandienom, buvo saulėta, gražios dienos labai. Šiandien jau apsiniaukė ir šiaip rodo man sniegą, nors čia nesninga. Tai pamatysim. Kaupiam paskutinės jėgas ir varom pavaryt. Jau. Bilietai nupirkti. Tai. Valio. Šiandien norėtume išslidinėti kiek įmanoma daugiau ir kokią 5 valandą išvažiuoti link Milano Malpensos oro uosto, kuris yra už 2 valandų kelio. Kelias ten labai lygus, tik tais nuo kalno čia nusileisti, šokam į autostradą ir 2 valandos autostrada tiesiog iki Milano oro uosto. Ir iš ten dar reikia šokti autobusiuką ir važiuoti, nes paliksim mašiną kitur. Ir reiks, kad mus nuvežtų iki oro uosto. Nes yra mašina iš Kentauro, o jisai neturi savo vietos oro uoste. Ofisą savo, jo. Tai va, po to reikės persirengti, biškį sužaisti su drabužiais, kad viskas sutalpintume į tašes ir nereiktų jokio papildomo bagažo. Šiaip gyvenom visai geroj vietoj. Nustebino, kad labai skanios picos. Hotel Etoile de Edge. Čia paprastesnė tokia vieta, bet... Čia 2 žvaigždučių, bet šiaip gerai. viskas yra, tik tais internetas. 1 dieną buvo, 2, 3 nebėra interneto. Tai naudojamės savo mobiliaisiais duomenimis. Lovos labai patogios, picos vienas skaniausias, kokias valgėm. Nustebino. Nustebino picas, iš tiesų maistas labai skanus. Pusryčiai paprasti, bet sotus pasidaryti galime. Nuo čia iki Červinėje 10 minučių kelio kažkur. Kažkas 10-12 minučių. Tai dabar neprisnigo atrodo, tai nereikės grandinių dėtis. Picas nufilmuok. Picas. O, picas. Tik pabrangiai, žinokit. Gal pavežt? Turim laidą, pasijungsim Veizą ir judėsim link Malpensos oro uosto. Apibendrinimo. Kelionės apibendrinimo. Tai jeigu sugrįžtant prie kainų, viskas prasideda nuo skrydžio. Radom nebrangų skrydį už 54 eurus į abi pusės. Skrydį radom rugsėjo mėnesį, o skridom gruodžio pradžioje. Iš karto išsinuomavom mašiną už 77 eurus 4 dienom. Jau geriau užsisakyti iš anksto, nes yra galimybė grąžinti, atsimti pinigus. Jeigu randi kažkur kitur, tai iš karto pasiėmė mašiną, po to kainos tik brango.
pasiėmėm tada ir viešbutį už 200 eurų 3 naktim, nes pirmą dieną mes slidinėjom ir paskutinę tai gavos 4 slidinėjimo dienos. Reikėjo išsinuomoti įrangą, nuomavomės snowboardą ir batus, tai gavosi abiems 110 eurų, plus apsidraudėm dar už 16 eurų abiem žmonėm. Kuras kainavo apie 40 eurų, plus kelių mokesčiai 18 eurų į vieną pusę, tai dar 36 eurai. Čia Laura sudėta visas kainas. Maistas kiek kainuoja, dabar nesuskaičiavęs, tai Laura įdėjo. Skipasai kainavo pirmą dieną 47 eurai, kadangi buvom tik tais nuo 12 valandos, po pietų biletas yra pigesnis, kitą dieną ėmėm pirmos dienos biletą, tai gavos 59 eurai žmogui. Trečią dieną ėmėm kartu su Zermatu tarptautinį biletą, tai gavosi 83 eurai žmogui. Ketvirtą dieną ėmėm vėl tik tai Sardinėje už 59 eurų žmogui. Tai viso biletai skipasai gavosi tiek. Ir, o toliau ten atvykimas į Vilniaus oro uostą ir parkingas, čia kiekvienam atskirai. Tiek, o šiaip kelionė labai patiko, kainos tikrai tilpom į biudžetą, maistas labai skanus, trasos nuostabios, vienas geriausių Italijai, labai ilgos, žmonių ne per daugiausia, nes buvom darbo dienomis, tą labai rekomenduoju, jeigu kažkur varot Italiją, ypač tai varykit darbo dienomis, nes savaitgaliais bus labai numuš jūsų džiaugsmą slidinėjant. O dabar jau panašu, kad laipina mūsų keleivis į skrydį. Ir iki kitų kelionių. Ir iki kitų kartų. Varom. Namo.